Nu va. Dabar išvis pavojingai atrodo. Ak, man reikia išjungti, gal tik matau. Nu ką? Pradedame iššūkį. Pradėsim. Gerai, likti gali ir ant kilimėlio, jeigu nori, pradėti prasitempti galima ant kilimėlio. Mane girdi, taip? Jo. Liuks. Tai atsisėsk, įsipatogink ir įkvepiam ir su iškvėpimu stumiam nugarą atgal, su rankomis siekiamės į priekį ir grįžtam, atsipalaiduojam. Ir dar įkvepiam, užsidarom, iškvepiam ir išstumiam. Dar 4 kartai. Įkvepiam. Ir iškvepiam, užsidarom ir išstumiam, padarom nugarai kuprelę, rankos į priekį ir dar įkvepiam. Ir iškvepiam. Labai giliai. Įkvepiam, atsipalaiduojam. Ir iškvepiam. Vieną ranką statom ant grindų ir ištempiam šoną su iškvėpimu. Įkvepiam ir palengva į kitą pusę. Svarbu gilus kvėpavimas, atsipalaidavimas. Pasimėgauk tuo, ką darai. Turėtum pajausti, kaip šypsosi tavo kūnas. Ar ne? Ar ne? Ir dar 2 tokie kartai į vieną pusę. Ir į kitą pusę. Dabar rankas dėsim ant liemens, šities krūtinę ant šonkaulio. Ir įkvepiam giliai, paspaudžiam, susiveda mentis, rankos atvažiuoja atgal ir su iškvėpimu grįžta. Įkvepiam giliai, pasispaudžiam, turi jausti nugaroje, ties mentim tempimą ir grįžtam su iškvėpimu. Įkvepiam. Dabar aš kreivai rankas dėlioju ir čia. Ir iškvepiam. Labai gerai, pas tave tos rankos. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir dar. Atsipalaiduok, negalvok apie tai, ką ne taip darai. Viskas yra gerai. Ir grįžtam. Ir paskutinis kartas. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Gerai. Atsigulsim ant kilimėlio. Rankos ant žemės, pėdos pečių ploty ir kylam į viršų, sėdmenis spaudžiam ir su iškvėpimu paspaudžiam. Ir grįžtam žemyn su įkvėpimu, bet sėdmenų nepasidedam ant žemės, tik priartėjam. Ir vėl į viršų. Gilus iškvėpimas, sąmoningas sėdmenų įtempimas. Ir grįžtam žemyn. Dar šiek tiek. Turėtum jausti, kaip šyla sėdmenis. Šyla šiek tiek šlaunės, nugaros apačia ir grįžtam žemyn.
Ir dar. Stenkis iš visų jėgų kilti kuo aukščiau. Ir grįžta. Ir dar 4. Ir grįžta. Dar 3. Ir grįžta. Dar 2. Ir grįžta. Ir paskutinis. Ir grįžta. Atsipalaiduoja mūsų nugara, pasikeliam kojas, sulenkiam. Rankas galim šiek tiek pasistatyti plačiau į peties aukštį ir svirsim į šoną su iškvėpimu. Svyram į vieną pusę. Biškį nuo sienos reikia atsitraukti. Grįšim ir tada į kitą pusę. Stengiamės svirdami į vieną pusę išlaikyti priešingą petį prispaustą prie grindų. Jeigu kyla, vadinasi, sustojam, tiek gana mūsų kūnui. Su iškvėpimu. Ir grįžtam palengva į kitą pusę. Į kitą pusę. Ir grįžta. Ir dar. Gilus kvėpavimas. Ir grįžta. Ir į kitą pusę. Ir grįžta. Dar 4 kartai. Į vieną pusę. Grįžtam. Turėtum jausti šonai šyla. Ir į kitą pusę. Dar 3. Ir į kitą pusę. Dar 2, šaunuolė, puikiai tau sekasi. Į vieną pusę. Tas smagus, tas patinka, tą galėčiau ilgai daryti. Nu va, matai, kaip gerai. Ir į kitą pusę. Ir dar kartą, paskutinis kartas. Į vieną pusę. Ir į kitą pusę. Šaunuolė. Pakylam, kojos pagalba arba per šoną. Apsiversim 4. Dabar viena ranka lenksis žemyn, o su kita ranka bandysim siektis kuo toliau save spaudžiant žemyn pečiu link grindų. Turėtum jausti, kaip išsitempia visas šonas. Nugaroj šiek tiek jausis tempimas. Ir tada pakylam. Įkvepiam ir su iškvėpimu save paspaudžiam žemyn. Įkvepiam ir su iškvėpimu kitą pusę spaudžiam. Dar kartą. Su kita puse. Stenkis atsipalaiduoti, žvilgsnis žemyn į grindis, galva neprasukta. Vis kartojam vieną pusę, įkvepiam kildami ir leisdamiesi iškvepiam. Ir dar 4 kartai. Viena pusė. Su giliu kvėpavimu ir su kita. Dar 3 kartai. Viena pusė. Ir kita.
Ir 2 kartai. Viena pusė. Ir kylam. Įkvepiam ir su iškvėpimu leidžiamės kitai pusiai. Ir paskutinis kartas. Viena pusė. Su iškvėpimu kylam, įkvepiam ir su kita. Atsistojam 4. Stengiamės, kad mūsų delnas būtų po pečiu, keliai po dubeniu. Ir įkvepiam, padarom, išstumėm kuprelę, pasižiūrim į nugarą, į pilvą. Ir išsilenkiam. Atsipalaiduojam, iškvepiam. Dar kartą. Įkvepiam, išsitempiam. Tarsi jaučiam, kaip slankstelis po slankstelio kyla į viršų, kažkas tempia ir iškvepiam. Ir dar 2 kartai. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir paskutinį kartą. Įkvepiam, ištempiam. Ir iškvepiam. Liuk, šaunuolė, manau, apšilai, šiek tiek atsigerk vandens. Pratempiam viskas, kas buvo užspazmavę nuo sėdėjimo. Kaip jautiesi? Pasportavom jau, nu. Jau pasportavai? Gerai. Tai galim likti ir ant kilimėlio, tiesiog visą treniruotę, kad nereikėtų tada to ekrano žemyn aukštyn. Tai įsipatoginam, gali atsisėsti taip, gali atsisėsti taip, kaip tau patogiau, rask savo poziciją patogią, išsikelsim rankas, tenkis, kad alkūnė būtų peties aukštyje, aš jau matysiu, kai alkūnė leidžiasi, vadinasi, Žaneta pavargo. Ir įkvėpsim, su iškvėpimu keliam į viršų ir save tarsi paspaudžiam aukštyn. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar 6 kartai. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar 5. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar 4. Ir iškvepiam. Dar 3. Ir iškvepiam. Dar 2. Jau turėtum jausti, kad rankos svyra. Ir paskutinis. Ir iškvepiam. Atpalaiduojam. Pajausti, kaip apšilo pečiai. Trapecija jaučiasi. Gerai. Rankos priekyje. Ir bandom atvesti atgal, suvesti mentis. Įkvepiam su iškvėpimu. Paspaudžiam, tarsi norėtumėm, kad alkūnė spaustųsi prie alkūnės, susiveda mentis. Ir vėl grįžtam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir įkvepiam. Sąmoningai jaučiam, kaip dirba mūsų mentis, viena prie kitos artėja. Ir grįžtam. Dar 6. Ir grįžtam. Dar 5. Ir grįžtam. Dar 4.
Ir grįžtam. Dar 3. Grįžtam. Dar 2. Su iškvėpimu. Įkvepiam. Ir paskutinis paspaudžiam. Grįžtam. Atsipalaiduojam. Atsipalaiduojam ir dar pakartosim viską antrą kartą. Kaip jautiesi? Gerai, bet protas tai toks, žinai, nu, Neatsipalaiduoja. ta prasme, jam kaifo nejaučiu. Gerai, aha. Gerai, o kas tavo manimu tau sukeltų tą kaifą? Nežinau, nes jisai man, žinai, bet aš žinau, kad čia ne pirmą kartą, žinau, kad čia jo, kaip sakant, reikalai, žinai, man pažįstamas. Kvapą kažkokį įsijungiai? Ne, dabar neturiu. Aha, reikėtų. Pavyzdžiui, energy. Gerai. Įkvepiam ir su iškvėpimu. Ir grįžtam. Lieka tik 7. Įkvepiam. Dar 6. Įkvepiam. 5. Įkvepiam. 4. Grįžtam. Dar 3. Įkvepiam ir su iškvėpimu. Dar 2. Ir paskutiniai. Atpalaiduojam. Rankos jaučiasi? Kažkiek taip. Aha. Tai mažu stipri moteris, kad tik kažkiek. Šiaip, nu, aš pakeliu, tą prasme. Aš sakau, Ištverminga. kad aš galiu daryti, bet iššūkis dėl iššūkio, va tas ir užknisas, žinai, nors kaifą, ne iššūkio, žinai. Ja. Gerai, įkvepiam ir atgal 8. Su iškvėpimu, suspaudžiam mintis. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Dar 6. Dar 5. Dar 4. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar 3. Iškvepiam. Dar 2. Ir iškvepiam. Ir paskutinis. Iškvepiam. Atpalaiduojam. Atsigulsim ant kilimėlio. Padirbėsim pilvo presui. Žodžiu, sakyti tik šitų, kad nebūtų. Atrodo bus. Papuoliau. Gerai. Mūsų pirštai tik prilaiko galvą, jokių būdų nesusineria. Mes tik pridedam pirštus prie galvos, prilaikom, alkūnės neužsidaro. Tai reiškia, visą laiką jos atsidariusios, pilnai galima atsigulti ant grindų ir tokioj pozicijoje pakylam. Tarp smakro ir kumščio ir krūtinės visada turi tilpti kumštis. Neprispaudžiam, reiškia, netraumuojam savo kaklo. Tai mūsų tos rankos jos ir parodo, ar mes spaudžiam savo kaklą ar ne. Jeigu mūsų jau rankos pradėjo važiuoti į priekį, vadinasi, mes jau traumuojam savo kaklą. Tai visą laiką atidaryta ir pakilsim šiek tiek nuo žemės su mentimis. Tai pakeliam mentis nuo žemės, koncentruojamės į pilvo presą ties saulės rezginiu. Kylam su iškvėpimu. Ir grįžtam, atsipalaiduojam. Ir vėl kylam. Ir grįžtam.
Dar kartą. Ir grįžtam. Dar 5. Žiūrėto neuždarom alkūnių. Dar 4. Ir grįžtam. Su iškvėpimu. 3. Ir grįžtam. Dar 2. Ir grįžtam. Ir paskutinis. Ir grįžtam. Dabar viršutinė dalis ilsėsis, dirbs mūsų apatinė dalis. Apatinis pilvo presas, tai išsikeliam kojas, sulenktos 90 laipsnių kampu ir ne per kelius lankstom, o iš dubens. Leidžiam vieną koją, grįžtam, kitą koją, grįžtam. Nugarą koją nuleidžiam žemyn tiek, kol stabiliai išlaikom prispaustą nugarą prie žemės. Tarp nugaros ir žemės negali atsirasti jokio tarpo. Taip, įkvepiam, leidžiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Ir dar. Ir dar. 8. 7. 6. Jeigu jaučiam, kad riečiasi nugarą, vadinasi, nenuleidžiam taip žemai. Dar 5. 4. Dar 3. Dar 2. Paskutinis. Vieną koją ir kitą. Nuleidžiam, atsipalaiduojam. Galim šiek tiek kojas prispausti prie savęs. Atsipalaiduoti, pasisukioti vieną pusę į kitą. Ir vėl nuleidžiam ant žemės. Rankos už galvos. 8 pakilsim su iškvėpimu. Tarp smakro ir krūtinės kumštis. Galva neprispausta, žvilgsnis 45 laipsnių kampu. Kyla su iškvėpimu. Ir grįžta. Ir grįžta. Dar šiek tiek. Dar 5. Šaunuolė puikiais laikais. Dar 4. Alkūnės nevažiuoja į priekį. Dar 3. Dar 2. Ir paskutinis. Rankos patogiai, ant žemės, kojos pakyla. Ir 8 žemyn. 8 su iškvėpimu. Viena koja ir kita. Dar 7. Šeši. Ir kita. Dar 5. Neužmirštam kvėpuot. 4. Dar 3. Dar 2. Ir paskutiniai. Viena. Ir kita. Prisispaudžiam, atsipalaiduojam.
Gerai. Dėsim pėdas ant žemės. Rankos ant žemės. Ir išsikelsim, ką darėm per apšilimą dubenį į viršų, pulsuosim viršui 7 kartus, tada leisim žemyn ir vėl į viršų vėl 7. Tai atrodys šitaip. Išsikeliam, pulsuojam 7, 6, 5, 4, žodžiu iki 7, nuleidžiam ir vėl kilsim į viršų. Tai viršui labai maža amplitudė, to tokio spyruokliavimo, tiesiog suspaudžiant vis daugiau ir daugiau sėdmenis ir stengiantis save paspausti kuo aukščiau. Ne? Gerai. Kylam su iškvėpimu, o jau ten laisvas kvėpavimas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nuleidžiam, bet nepadedam ant žemės. Ir vėl kylam. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leidžiam žemyn. Ir kylam vėl iš naujo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Žemyn. Dar tokie 5 kartai. Į viršų. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leidžiam. Dar 4. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leidžiam, jau turėtų sėdmenys degti, dar į viršų. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leidžiam ir iš karto kylam, dar 2 kartai liko. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leidžiam šaunuolę ir paskutinis kartas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leidžiam. Prispaudžiam kojas ir atsipalaiduojam. Giliai kvėpuok. Šaunuolė. Gerai. Apsiversim ant šono. Įsipatoginam kilimėlį, gali šiek tiek keletą kartų susilenkti po alkūnę, kad būtų minkščiau, patogiau. Viena koja apatinė sulenkta, įsipatoginam taip, kad mums būtų patogu. Viršutinė koja įtempta kaip balerinos ir kelsim į viršų. Su iškvėpimu. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar šiek tiek. Dar 4 kartai. Na ir kojas net palaiduokime, visą laiką įtempta. Ir paskutinis. O dabar tą patį koją atvedam į priekį ir grįžtam. Gali ranka būti tiesiog į priekį, čia pasiremk, kad nevirstum. Gali čia laikyti, žodžiu, kaip tau patogiau. Ir grįžtam. Visą laiką įtempta. Su iškvėpimu atvedam ir grįžtam su įkvėpimu.
Ir dar 4. Aha, per nugarą nelinguojam, pilvas įtrauktas. Ir dar 2. Grįžtam. Ir paskutinis. Grįžtam. Ir iš karto į viršų. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Jeigu nusišypsotum, būtų lengviau. Ir į priekį. 8. Per daug nori. 7. 6. Nepaleidžiam pilvą. 5. 4. 3. 2. Paskutinis. Šaunuolė. Tas tai jau sunkiausias, žinok, iš visų. Sunkiausias? Įtaka reikia. Pradėjom į priekį per pirmą, žinai, ratuką eiti, jau man galvoju viskas, dar sako antrą kartą, normaliai, dar šipsuotis. Jis sakė, kad jai iššūkiai patinka. Nežinau, va. Negėjau. Taip, gerai. Įsipatoginam. Viršutinė koja kaip balerinos, ranka gali būti čia, kaip tau patogiau. Ir į viršų su iškvėpimu 8. Ir grįžtam. Derink kvėpavimą. Kuo geriau kvėpuosi, tuo rytoj mažiau skaudės. Dar 5. 4. 3. Kad nenuobodu būtų galima ir kokią temą pagvildent. 2. Nenuobodu, žinok. Paskutinis. Ir į šoną. 8. Su iškvėpimu. 7. Pilvas įtrauktas. Dar 6. Neatpalaiduok, koja įtempta. 5. 4. Dar 3. Dar 2. Ir paskutinis. Ir į viršų. 8. Su iškvėpimu. 7. 6. 5. Dar 4. 3. 2. Ir paskutinis. Ir iškart į priekį. 8. Su iškvėpimu. 7. 6. 5. 4. Dar 3. Dar 2. Ir paskutinis. Šaunuolė. Šaunuolė jau tikrai. Tu nepatikėsi, tavo treniruotė visai į pabaigą. Gerai. Paskutiniai pratimai. Stosim 4. Labai svarbu yra įtrauktas pilvas ir mes jo nepaleidžiam. Jeigu tik paleidžiam pilvą, gaunasi tokia poza. Tai mums tokios nereikia, saugom nugarą. Pilvas įtrauktas, sėdmenis suspausti ir kelsim į viršų koją 8 kartus. Tai jas sulenkiam ir keliam. Ir grįžtam. Tik tai pajutai, kad
sėdmuo įsitempia ir iš karto leidi žemyn. Neleidi nugarai įlinkti, ne, tai neįlinksta nugara. Pilvo nepaleidžiam. Dar 4. Dar 3. Dar 2. Ir paskutinis. Su kita. Į viršų. 8. 7. 6. 5. 4. Su iškvėpimu. 3. 2. Ir paskutinis. O dabar įjungsim vieną ranką, paskui kitą ranką. Tai kils ranka su iškvėpimu. Ir grįžta. Žvilgsnį žemyn, o ranką stengiamės atvesti kuo aukščiau. Dar 5. 4. 3. 2. Pilvas įtrauktas, nepasileidžia. Ir paskutinis. Lygiai tą patį kartojam su kita. Su iškvėpimu. 8. 7. 6. 5. Jeigu įtrauksi pilvą, lengviau ranka kils. Bus pusiausvyra patogiau išlaikyti. Dar 4. Dar 3. Dar 2. Ir paskutinis. Ir dabar viską sujungsim. Tai kartu kils priešinga ranka, priešinga koja. Ne? Tai, op. Ir grįžtam. Tai 8 pakėlimai. Dar 7. Pilvas įtrauktas, per nugarą neįlinkstam. 2. Ne į tą pusę skaičiuoju. Dar 4 lieka. Dar 3. Dar 2. Labai svarbu įtraukiam pilvą. Ir paskutinis. Pilvas, kaip sakau, mūsų palaida bala. Mes jį turim nuolat prižiūrėti. Ir su kita puse. Įtraukiam, susitvarkom pusiausvyrą. Kylam su iškvėpimu. Dar 7. Dar 6. 5. 4. Kylam su iškvėpimu. 3. 2. Ir paskutinis. Sėdam ant kulnų. Su rankomis stengiamės siektis į priekį kuo toliau. Pečius ir galvas stalas link žemės. Ir kuo labiau su rankom sieksis į priekį, tuo labiau jausi išsitempia nugara. Ir giliai kvėpuojam, įkvepiam ir iškvepiam. Dar kartą įkvepiam ir iškvepiam. Ir su kiekvienu iškvepimu stengiamės vis toliau su pirštais siektis.
Tempimo pratimuose rekomenduojama apie 20-30 sekundžių išbūti. Jeigu kažką labai tempia, jaučiam skausmą, tai iškvėpuojam, gilus kvėpavimas palengvina. Dabar pirštų pagalba sukamės į šoną, sėdmenis sąmoningai stumiam į priešingą pusę negu yra rankos, atrandam poziciją, kur labiausiai tempia šoną ir užlaikom. Su pirštais lygiai taip pat siekimės į priekį kuo toliau, pečius ir galvą spaudžiam link žemės. Ir giliai kvėpuojam. Su kiekvienu iškvėpimu vis toliau su pirštais pasistėliam. Ir dabar pirštų pagalba pereinam į kitą pusę. Ir kitoj pusėje vėl atrandam poziciją, kur labiausiai tempia. Pečius ir galvą spaudžiam žemyn tarp rankų. Su pirštais siekiamės kuo toliau. Ir giliai kvėpuojam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Grįžtam į pradinę poziciją. Kylam nuo nugaros apačios, formuojam tokią kuprelę. Stengiamės stumtis kuo aukštyn, tarsi slankstelius kažkas trauktų aukštyn. Užlaikom ten, kur labiausiai tempia visą stuburą. Giliai kvėpuojam. Ir tada išsivyniojam, dubenį leidžiam žemyn. Ir išsilenkiam, ištempiam pilvo presą. Svarbu giliai kvėpuoti. Dabar iš šitos pozicijos labai švelniai stengiamės pasižiūrėti per petį atgal ir šiek tiek užlaikom. Jausim šone tempimą. Ir labai švelniai grįžtam ir prasisukam į kitą pusę. Grįžtam per viduriuką. Pakylam, atsistojam 4. Ir dabar viena ranka kišam pro tarpą, spaudžiam petį prie grindų ir bandom su ranka siektis kuo toliau. Jausi, kaip išsitempia nugara, šiek tiek petis. Kaip sakau klientam, įsivaizduokit, kai saldainis pakrinta po spintelę ir norim ištraukti.
Tai su ranka siekiamės kuo toliau. Ir giliai kvėpuojam. Su kiekvienu iškvėpimu vis stengiamės ranką vis toliau nustumti. Vis toliau pasisiekti. Pakylam ir tą patį pakartojam su kita pusė. Į kitą pusę pro tarpą ir siekiamės vis tolyn, petį guldom ant grindų. Ir grįžtam. Bandom įtūpti. Stengiamės tiek, kiek pavyksta ir tikslas yra išlaikyti kulnus ant žemės. Jeigu nepavyksta, jie kyla, tai tada vadinasi poza gali būti tokia. Sėdmenis laikysim aukščiau, bet išlaikysim kulnus prispaustus. Ne, tai jeigu mums čiurna leidžia, mes galim žemiau nusileisti. Jeigu ne, tai pakanka ir tokios pozos. Tai įsipatoginam į savo priimtiną pozą, stengiamės išlaikyti kiek tiesesnę nugarą, su alkūnėmis stumiam kelius ir šiek tiek palinguojam nuo vienos ant kitos. Giliai kvėpuojam. Įkvepiam ir iškvepiam. Dedam delnus ant žemės ir keliam dubenį aukštyn, ištiesiam kojas. Ir šiek tiek dar pabūnam. O dabar giliai įkvėpsim, pakylam, užlaikom kvėpavimą ir paleidžiam. Dar kartą giliai įkvepiam, užlaikom ir paleidžiam. Ir paskutinį kartą giliai įkvepiam, užlaikom ir paleidžiam. Atpalaiduok rankas, galvą, kaklą, nugarą. Tiesiog pakabėk, atsipalaiduok, padėkok sau, nes tai buvo tavo pats geriausias sprendimas. O dabar slankstelis po slankstelio. Nuo nugaros apačios pakylam, atvedam pečius, pakeliam delnus ir paplojam sau. Šaunuolė, didžiuojasi tavimi. Kaip jautiesi? Nu, bet tie sunkiausi, kaip sakau, su kojom kažkokie, žinai, tas pabaigoje patupėjimas irgi ne mano.
Tie, kurie ten, žinai, pasilankstyti šonus, dar kažką tokio tempimo, tai labai patinka. Nu, presui kažkaip antrai tai daliai lengviau, pirmai iš vis kažkaip sunkiai, nu, ta prasme, kai žinai, už galvos. Rankas kažkaip jaučiau jo, kad veikia. Na jo. Ir ką tavo protas sako? Nu, protas dar maištauja jisai, aišku. Bet savijauta tavo po šitos valandos. Nu, šilta. Tikrai jaučiasi kūnai. Dėl ko man tai reikėtų daryti, dar nežinau, bet, nu, ta prasme, kaip sakyti, viena dalis proto suvokia, kad, žinai, čia buvo daug vietų, kuriams buvo labai gerai, va šitie visi dalykai, žinai. Bet va čia jau, žinai, prasideda kančia, o čia ne faina. Aha, kurioje vietoje kančia jauti? Nu, ta prasme, tas jau sunkumas, žinai, kur vat fainai, kur slysti tiesiog, taip, žinai, kad ir, nu, šiek tiek reikia tos įtampos kažko. Sakau, va, tempimo pratimai, tai va, galima ten, žinai, tikrai kaifuoti. Bet tavo kūnas supranta, kad kai tu išeini iš komforto zonos, tu augi. Nu, kūnas tai supranta, nu, tai ta prasme ir protas tai supranta, viskas tai supranta. Tai va, kuo daugiau mes darysim iš komforto zonos išlipimų, tuo daugiau tu tvirtėsi ir tuo labiau džiaugsis tavo kūnas, o tada ir protas padės tvirtinti, kad Žaneta gerai daro. Nu jo, bet nesuprantu, žinau, kažkoks net liūdesys eina, nesuprantu. Nu, man reikia šios pasigyventi su savim, pasižiūrėti, kas vyksta. Aš manau, kad tau reikia tą baimę išspręsti, kurią tu ten turi. Kad tai su trauma susiję, man kažkaip, nu, nežinau, nėra tokios asociacijos. O dėl ko aš tada nustojau? Tiesiog pabūk, nespausk savęs ir palik tą mintį, tokį klausimą, kodėl. Tai va, viskas bus gerai. Svarbiausia nespausti ir po truputį daryti. Ačiū tau, Žaneta. Tau ačiū. Kaip sakant, nuo laivo prie veiksmo iškart. Va, ką daro laivai. Gerai, aš šitą vietą stabdau įrašymą.